Ką veiki? Ar tu taip mokai, Agne? Lauksiu kvės. Bairis toks, labai daug filmavom, tik atvykus į Londoną. Aš aptingau, paskui nieko nebefilmavom. Ir aš labai tikėjau kažką sadidint, bet man atrodo atėjo laikas sadidint kažką. Yo. Just relax. Mes važiuojam. Make sure that all items are securely stored. Mes atvykom. Tiesiog vaikščiu. Nuėjom daug. Šiandien nuėjom minimum 8 kilometrus. Taip, ir mano spogas šviečia. Agne, ką pirkom, ką šiandien pirkom? Pagalbą. Nusipirkom pagalbą. Ir tokį nuostabų dalyką. Bet mes dar daugiau pirkom, parodyk dar. Nu, šampūną. Tada kažkokį veikia dar. Man nebūtų. O paskui nešim savo fletą. Fletą. Kur neturėsim fletą šiaip? Turėsim gal kambarį. Nu, taip prasme, tai bus mūsų fletas. Fletas, nuo lenta, nes tu lenta. Primark. Ir mes šiandien nuėjom 19 kilometrų. Duok, parodyk, kur duok telefoną. Ėmėsi screenshotą. Šalvim, dar turi man. Agne, eina išvesti moka, tipo pagal navigaciją. Sakė Agne, davai filmuojamės. Kažką čia radom. Paskui mes beveik jau atvarom. Perduok žodį vieną. Kodėl čia tiek daug žmonių, Agne? Kodėl? Kas kažkokie... Ai, čia kitie kažkokie bitlai įsirašinėjo, nežinau. Geras miestas, man patinka. Tiesiog gražu. Ir man beveik išsikrovė telefonas, viso gero. Mes buvo pas karalienę. Australija pirmas. Ta prasme, jis milžiniškas. Žodžiu, jeigu tu turi turtingą vyrą ir jis tave atsiveda čia, tai tau reikia per barakudų įėjimą. Žmogus toks aukštas, kad nebūtų praplaukęs. Gali būti. Vėl filmuoju. Vėl filmuoju. Kas čia? Ieškom dviračių. Va, čia Tiesiog mes tiek toli nuėjom, nuvažiavom. Mes dabar esam 20 km nuo namų, gal 15. Ne, 20 tikrai. Žodžiu, tiesiog esam pavargę. Tą patį vieną darai. Iš praeitam video visiškai tą patį darai. Tai žmonės susiranda įžymių vietų aplankyti jas, o mes čia atsidūrėm tik todėl, kad mes turėjom pasikeisti dviračius, kad nereikėtų mokėti pinigų. #lietuviai Londone.